Juk visai kitas gyvenimas čia yra. Laisvė, galima lipti nuo lovos, nuo sofos, bet kažkaip, nežinau, mašina man, aš atsisėdu ir atsipalaiduoju. Retkarčiais važiuoju į darbą, pagrinde dirbu iš namų, bet reikalų masė. Ir pasivaikščioti Vingio parką ir į kokią bažnyčią, kažkokį parduotuvę, kai troleibusas manęs nepriima. Problematiška, tai reikia kitos išeities ieškoti. O kaip troleibusas nepriima? Man kažkaip nedrįstu su visa vaikštynė lipti į troleibusą. Kad į mašiną Jo, paimsim į mašiną. šiaip jei bus vieta bagažiniai. Oi, koks gražus pedalas. Ačiū Jums papasakoti. Gerai? Ar jau pasakojau? Netgi labai gerai, netgi labai reikia. Gerai. Tas mygtukas iš tikrųjų jungia vienintelį dalyką, jis jungia šitą gazą. Čia yra gazas. Aišku, jeigu aš jo nejungiu, stabdžio rankenėlė visada veikia. Stabdys visą laiką, bet kada, jeigu bus avarinis atvejis, bet kada jūs paspausit ir jis veiks. Jūs pamėginate sakyti su šituo? Nes aš tikrai tikiu, kad jūs turite. Į kurią pusę reikia? Gazą. Žiūrėkit. Aš jį išjungiau gazą. Jūs išjungėt gazą, tai jisai dabar neveiks. O su šituo? Supratau. Pabandysiu. Na, pamėginkit koją dabar nenaudokit. Stabdyti kažkaip taip. Va, jisai atsifiksavo viskas, važiuojam. Sakykit, prašom, ką daryti su stabdžiu pedalu, kad jį atleisti tiesiog. Dabar žiūrėkit, nuo savęs truputį stumtelkit. Truputėlį stumtelkit. Viskas atsileido. Viskas važiuojat. O, sakau, kad aš vos atspaudžiu jau tada. Stipri moteris esat. Nu, nežinau, kaip šitą stiprybę. O, jūs jau išmokot sustabdyti. Labai gerai. Treniruotės dar reikia. Gerai. Mes taip. O, ir užfiksavom. Supratau. Tai dabar galėtumėm įjungti į drivą ir atfiksuoti. Kaip ir kiekvienam naujam daiktui, priemoniai be abejo reikia. Reikia įgūdžio, reikia pajautimo tikslaus, vat tiek, ne per staigiai, kad, staigiai stabdyti, aišku, pavojinga, taip, kad Viskas įmanoma. Be abejo, be abejo. Reikia bandyti, reikia kažkaip, imtis bandyti, nieko nedarant negalima. Neišeis priimti sprendimo, ar galite, ar negalite. Priedo juk visai kitas gyvenimas čia yra. Laisvė, galima lipti nuo lovos, nuo sofos ir kaip ir visi žmonės gyventi, nuvažiuoti kažkur ir turėti pramogų, turėti, žodžiu, draugų ir visai kitas gyvenimas. Taip, kad drąsiau ir viskas bus gerai.